gyvenimas. Gal atrodo iš šono kitiem linksmas, bet aš tikrai nesijaučiu tokia laiminga, kaip atrodo. Nors einu į darbus ir vargstu, kai senku, bet aš einu. Atrodo miršti tu kasdien, bet tu eini ir vis tiek pirmin. Nors daug žaizdų gyvenime buvo, bet nesiskundžiu, nors skaudu. Žaizdos dega man krūtinėj, bet aš gyvenu. Vis mano širdis, mano žodžiai tiesos. Kiekvienas turime žaizdas, kiekvienas turim jas suprast. Visų, bet bus žmogiški, esam juk žmonės, sielos. Tad turim mylėti vieni kitus, gerbt jų žaizdas ir mintis. Mano žodžiai gal beprasmi, gal prasmė kažkam, vis tiek. Ką bedarytum, reikia žmogum būt, nors žaizdų niekas negali išgydyt. Nes visi žaizdoti sergam, skausmai žaizdom įvairiai kenčiam. Tai fizinį, tai dvasinį skausmą, kaip per vandenį ugnį einam mes. Mes juk žmonės, Dievo vaikai esam, tad turim būti žmogiški kaip broliai sesės, tad turim suprast kiekvieną ir mylėti kaip Jėzus šventas, bet nenustoti kilti į priekį. Mes turim kovoti prieš blogį, o mylėti širdim kaip reikia. Mes juk žmonės esam, pilni žaizdų ir skausmo ašarų. Nelaimių visokių mum būna, bet mes turim eiti į priekį. Nebijoti tiesos ir nemelo, neteisinti jo, tik sąžinė. Ir meilė, ir teisumas, teisingumas nuves mus į amžiną rojų, ten kažkur aukštai. Juk mes juk žmonės esam, tad suprasti vienis kitus, suprasti mum reikia. Nereikia nieko teisti, reikia suprasti ir užjausti ir gailėti. Negalima nieko smerkti ir teisti. Turi širdim mylėti kaip žmonės, juk ne gyvuliai esam, o tik žmonės. Tad mum elgtis kaip žmonėms reikia. Tad mylėkim širdim.